Administruodama įmonių bankrotus, aš pastebiu, kad dažnai vadovai susiduria su tokiom pačiom situacijom, neįvertina tokių pačių rizikų, kurios iš tiesų vėliau sukelia labai neigiamas finansinės pasekmes. Na ir kokios gi šios rizikos? Rizika numeris 1 - tai ėmimasis verslo, apie kurį neturi jokio supratimo. Na, tam tikrais laikotarpiais atsiranda verslai, kurie yra viliojantis greito uždarbio galimybėmis. Atrodo, kad tikrai ten yra aukso kasyklos, labai lengva užsidirbti greitus pinigus. Na, tai tam tikrų momentų buvo statybų sektorius, kriptovaliutos ir žmonės investuoja ten tikrai nemažus pinigus ir galiausiai gaunasi taip, kad lieka nei pinigų, lieka tik skolos, kadangi verslo tinkamai nesupratęs, nevertinęs asmuo galiausiai ir patiria nesėkmę. Antroji rizika - tai yra nepagrįstas skolinimasis. Be abejo, neturint kapitalo, norint plėtoti verslą, tikriausiai neišvengsite nepasiskolinę pinigų, tačiau skolinimasis turi būti labai aiškiai apskaičiuotas, jis turi būti pagrįstas, tai neturi būti skolinimasis už labai aukštas palūkanas, tikrai prastomis sąlygomis, skolinimasis vadovaujantis tik tai pačiu optimistiškiausiu kriterijumi, todėl kad greičiausiai versle nutiks ir tam tikrų dalykų, kurie nebūtinai leis jums įgyvendinti patį geriausią scenarijų. Ir taip pat labai nepatariama skolintis įkeičiant savo asmeninį gyvenamąjį būstą. Įkeičiant savo kažkokį tai turtą, laiduojant asmeniškai, nes toks skolinimasis taip pat sukelia labai didelę riziką, kad nepavykus verslo jūs taip pat neteksite ir šeimos turto ir tai labai neigiamai įtakos jūsų aplinkinių gerovę. Nepatartina skolintis ir iš draugų, kadangi nepavykus paskui grąžinti skolų ir neteksite ir draugų, ir pasitikėjimo ir tikrai susiklostys labai nemaloni situacija. Na ir trečia didelė rizika, mano galva, yra tapimas įmonės vadovu. Ką aš noriu pasakyti? Būna, kada jauni žmonės, nebūtinai jauni žmonės, įsidarbina įmonėje ir jiems taiga pasiūlo tapti įmonės vadovu. Tai aišku paglosto savimeilę, tačiau kasgi už to slypi. Jeigu jūs vadovu tampate, pradedate vadovauti įmonė, kurioje sprendimų nepriimate ir nesuprantate, kas iš tiesų vyksta, su sandoriai sudaromi, sakykime, tokie, kokie jie sudaromi ir jūs tik tai dedate parašus, tai labai didelė tikimybė, kad įmonės veikla yra vykdoma neskaidriai, o jūs, būdamas įmonės vadovu, tik tai būsite atpirkimo ožys tuo metu, kai įmonėje prasidės bankroto procesas ir reikės atsakyti asmeniškai tam vadovui už tai, kad įmonėje buvo sudaryti neskaidrūs sandoriai, kad buvo nelaiku iškeltas bankrotas ir įvairiausi kitokie dalykai. Todėl buvimas vadovu turi būti tikrai sąmoningas veiksmas, tai turi būti žmogus tikrai įsigilinęs į įmonių veiklos įstatymus, į vadovų pareigas, suprasti, kokia didžiulė atsakomybė gresia vadovui, nes labai nemažai buvusių vadovų ateina ir pradeda asmeninį bankrotą, todėl kad iš jų buvo priteistos ženklios sumos pinigų, kurių jie nebegali sumokėti. Na ir kaip ketvirtą riziką aš įvardinčiau situaciją, kada vykdoma veikla nemokioje įmonėje. Ką tai reiškia? Jeigu jau įmonė yra nemoki, vadinasi, jinai negali atsiskaityti su visais savo kreditoriais. Ir jeigu yra vykdoma veikla, ši veikla gali arba mažinti nuostolį, arba jį dar labiau didinti. Ir labai dažnu atveju šis nuostolis yra tik tai didinamas. Tai įmonės vadovai, vykdydami būtent tokią veiklą, turi suvokti, kad visas tas nuostolio padidėjimas gali būti bankroto administratoriaus priteisiamas būtent asmeniškai iš vadovo, kuris priėmė sprendimą neuždaryti nemokios įmonės, neskelbti bankroto, o toliau vykdyti veiklą. Kita rizika yra tokia, kad valstybinė mokesčių inspekcija, pamačiusi, kad neatsiskaitinėjo įmonės vadovas visų pirma su biudžetu, atsiskaitinėjo, sakykime, anksčiau su tiekėjais, su darbuotojais, tai gali prašyti paskirti baudą pagal administracinių nusižengimų kodekso 120 straipsnį dėl to, kad
skolininkas, tai yra nemoki įmonė, pažeidė atsiskaitimų grinaisiais ir negrinaisiais pinigais eiliškumo įstatymą ir tiesiog pirmenybę suteikia kreditoriams, kuriems neturėjo būti suteikiama pirmenybė. Todėl visada vykdant veiklą įmonėje, kuri jau yra nemoki, reikia labai gerai pagalvoti, ar verta tai daryti.